Labai geras komentaras. Pirmiausia, jūs turite suprasti, kad jūs ne mokymus perkat, jūs perkat bendruomenę ir narystę bendruomeniai ir į tą narystę taip pat įeina mokymai. Vat ką aš pats turiu, tarkim, ankstyvųjų projektų ieškojimas, tai ar utility būtų, ar dažniau Mimonetų, kolega tradinimo, techninė analizė, viską įrašęs yra. Ir aišku, yra dar tas DCA, dollar cost averaging, vidutinės kainos strategija, tiesiog supirkinėt, bet visą šitą cryptoteka.lt esu palikęs ir gali parsisiųsti ir knygą, ir kaip daryti, ir webinaras, viskas yra, čia mokslo nereikia didelio, viskas labai paprasta, reikia tik kantrybės. Ir sakyčiau, šitą strategija geriausia yra, nes tai yra investavimas, tradinimas. Ir tie monetos ar utility monetos, jos yra konkrečiai spekuliavimas. Reiškia, norite ateiti, pasimti pinigus ir išeiti. Dabar, kodėl nemokymus parduodam? Dėl to, kad visada nuolatos kažkas keičiasi. Vien šiais metais aš atnaujinu 4. kartą savo mokymus. Visada yra kur plėsti. Skemeriai irgi įgunda geriau ir tų raginių projektų jau moka imituoti Dexter, Screener ir visas informacijas, kad ir likvidumai būtų užrakinti ir taip toliau ir taip toliau. Tai žodžiu, tai mes irgi naudojamės naujais įrankiais, irgi randam naujus įrankius. Kūrėsi visada kažkas naujo, mokomės jais naudotis, mokomės juos pritaikyti. Tai dėl to negalime mes parduoti mokymų realiai, nes jeigu bus 3 mėnesių mokymai, galite juos pradėti, kai baigsit, jų dalis kažkokia gali nebereikti. Su tradinimu lygiai tas pats. Pagal ką treidina? Pagal techninę analizę. Treidina pagal techninę analizę ir ji neveikia, ateina kažkokios tai naujienos, pavyzdys paskutinis, kaip Trumpas pasakė, kad 100% tarifai Kinijai. Viskas. Rinka važiuoja į apačią. Braižykit, ką jūs norite, tą darykit, techninė analizė neveikia. Tai va, jūs tą turi žinot, kad jūs perkat bendruomenę, kur žmonės siekia to pačio tikslo, uždirbti pinigus, būna bendruomeniai, ne vienas. Pavyzdžiui, pas mane komandų mes 3 esam, kurie pilną etatų dirba bendruomenės naudai. Tai sėdim, būnam rinkoje, pamatom galimybę, informuojam, vieni pasinaudoja, kiti nepasinaudoja. Tai viskas vyksta dabar. Tai labai geras klausimas, ačiū ir iki malonaus.